Kolegos, turime keletą labai svarbių žinių. Suėjo gražios sukaktys. Žygimantui Pavilioniui. Sveikiname. Atšventė Raimondas Kuodis. Raimondai, prašom čia. Bet labai gražų šventė ir Gintarė Skaisti. Rugpjūčio 4. Taip pat Vaida Leknavičienė. Rugpjūčio 10. Birutė Vėsaitė. Nu ir žinoma, Vytautas Kernagis. Ignas Vėgėlė, prašau. Dėl darbotvarkės, gerbiamas pirmininkė, siūlyčiau Seimui ir valdančiai daugumai svarstyti kitą neeilinę sesiją, kurios metu būtų svarstoma dabar be 112 skambučio palikto Lietuvos gyventojų. Buvo gera para, kai žmonės negalėjo prisiskambinti. Antra, trečia para jau skaičiuojama, kai žmonės yra be elektros. Reikėtų svarstyti Ignitis ir ESO situaciją ir elektros tinklus Lietuvoje, energetikos ūkį visą. Tai kviečiau naują sesiją, neeilinę, pasvarstyti šitus klausimus, nes jie tikrai yra nemažiau svarbus negu šiandieninis švietimo įstatymas. Ačiū. Gerbiamas kolega, bet sesijos surengimo neeilinės tvarka yra aprašyta statute, kas turi tik tai noro, gali tokią iniciatyvą pradėti ir mes tikrai mielai svarstysime.